Taip, labas Adai. Sveiki. Sveiki visi. Tai naujas konceptas, toksai naujas bajeris mūsų, ne? Jo, truputėlį paįvairinti, kad būtų ne tik apie kaip kerpame ir kaip išmokti kirpti, kaip technikos, bet ir pakalbėti truputį apie plačiau dalykus, apie visą profesiją mūsų. Taip. Taip, tai būtent tai, kas yra čia parašyta, tai yra labai paslaptinga, bet tai yra svarbu man ir Sadui. Iš tikrųjų, kas aš esu. Ir paprašysiu publikos. Višė, galiu matyti publiką? Kad matyčiau publiką, galima kažką prisukti man? Kad matyčiau publiką. O, gerai. Aš paprašysiu, kad pakeltumėt ranką ir Donatą prieitų ir bent 3 žmonės. Atsakykit, ką jums reiškia, kas aš. Ką jums tai sako, kas aš. Bendramintis? Ok, toliau. Individualumas. Individualumas. Kas dar? Draugas? Kažkas? Draugas, ne? Draugas. Draugas, individualumas ir bendramintis. Gerai. O kas aš? Tai nuoširdumas. Kiek dažnai mes būname nuoširdūs patys su savim, dirbdami šitoj profesijai, nes kas vyksta pradžioj profesijos, kai tu pradedi kirpti? Tu kiekvieną klientą saugai, tu nori juos susirinkti tą ratą, papildomą, žinai, ir kas nutinka, kad būna, kad netyčiom pradedam pritarti nuomonėm, kurios galbūt netitinka mūsų ir tam, nes labai sunku pradžioj, tu neturi finansų, tu galvoji apie tai, kaip pavalgyti, kaip susimokėti nuomą. Tai kas nutinka, kad susirinki klientų ratą ir atsibundi pirmadienį, žiūri, galvoji, oi, tas ateis. Bet jis taip negalvoja, tas klientas. Nes jis ateina pas tavo kaukę, kurią tu susikūrei. Ir ar tada tu žinai, kuri iš tų kaukių esi tu, jeigu kiekvienam klientui turi skirtingą. Ir papuola į spąstus neretai ir tai kelia nerimą. Labai daug šito matau profesijoje ir aš esu įrodymas, kad tu gali būti labai fucking keistas, gali būti labai keistuolis ir turėti savo klientų ratą. Ir pas mane eina lygiai tokie patys keistuoliai. Tai tas nebijojimas būti savim, būti nuoširdžius su savim, kas aš esu. Ir nekeisti, neformuoti, neužsidėti tų kaukių vien todėl, kad įtikti kažkam. Nes jeigu tas klientas tau realiai jis netitinka, ta prasme, ar tau tikrai jo reikia? Bet čia dažniausiai ir susiduria su ta problema meistrai, ne, pradėję dirbti, tai, kad tu daliniesi, ne, aš tau visiškai pritariu ir aš nesikartosiu, ne, bet turbūt susiduria meistrai su tuo, kaip būti savimi, arba o kas yra būti savimi, čia problema. Ir tada atsiranda tas, kad darom tam tikrus dalykus, atsimuša meistras į tam tikrą sieną, nes jisai daro pagal kažkokius stereotipus arba daro iš nežinojimo, kodėl jis taip daro. Ir turbūt tai yra labai svarbi tema, kurią mes galima plačiau, ne? Tai va tas, kas aš išsiaiškinti ir pažinti save iš tikrųjų, nes šiuolaikiniam pasauliu yra tiek daug ekranų, eskeipizmas, mes visada bet kur sėdėdami iš nuobodulio ką darom, ištraukti telefoną, kad tik nebūti su savimi. Ir mes daug mažiau pažįstam tada save, jeigu neskiriame laiko tam. Tai ir jeigu tu sėdi tik telefone, tada tik su žmonėm, būni su klientais, tu bent žinai, kas tu toks, ar tu kartais pasigilini savo vidų, žinai. Ir šiaip faktas, kad mes, kiti esantis industrijai, lygiai taip pat formuojame žmonės, kurie ateina. Nes jie pradžiai klausys to, kas tave mokina. Ir pagal tą nustatytą kažkokį stereotipą, kurį pasakė, yra pirminis įvadas, pro kur tu pradedi karjerą. Tai pati edukacija Lietuvoje barberių
neretai tenka pasikalbėti apie va tokį mokymai. 1500 eurų, nuo 0 iki barberio, 40 valandų. Pabaig mokymus, uždirbsi per mėnesį 4000 eurų. Aš manau, kad tai yra labai nesąžininga ir negražu, nes tu sukuri iliuziją pradedančiam žmogui, kad jis dabar 40 valandų pasimokys ir jau 2-3 mėnesį pradės 4000 uždirbti. Ir įsivaizduoju nusivylimą jauno žmogaus, kuris pradeda dirbti ir supranta, kad tau reikia mokytis ir fotografuoti, ir kelti, ir ieškoti klientų. Ir nėra taip paprasta. Ir labai daug mūsų industrijai. Ir aš, kadangi esu naivus žmogus, aš galvoju, kad su manim bus nuoširdus. Feną pirkau, vietoj 500 padarė nuolaidą, 400, Šveicarijai gamintas. Kad kai pradėjau su Metsyrės dirbti ir pradėjau su gamintojais kalbėti, tai va tas fenas kainuoja 36 eurus už fabriką. Ir jis nebuvo iš Šveicarijos ir mane apipisa. Ir mūsų industrijai to daug. Tai čia, manau, labai yra tokia tema, kurios vengia kalbėti. Ir man labai įdomu iš čia sėdinčių. Kaip iš jūsų baigiant barberių kursus? Mes matome, Yra kas baigia barberių kursus, pakelti rankas. O čia, matau, taip. Būtų įdomu išgirsti gal, kokios yra patirtis. Galit pasidalinti, kiek laiko reikėjo įdėti pastangų ir kiek laiko reikėjo dirbti, kad uždirbtum pirmą 1000 eurų? Šiaip įdomu pradžioje, kiek mokymai truko, kiek mokėjot už juos ir kiek užtruko, kad uždirbtumėt pirmą 1000. Tai yra kas gali pasidalinti. Ten, du jau bus. Visi. Labą. Esu Kipras. Kursai vyko man 3 mėnesiai. Kiek valandų? Valandų 170 akademijos. Nice. Tai man kainavo 3000 eurų kursai. Tai 3000 eurų ir 9000 eurų įrankiams. Ir už kursus mokėjau 1000 eurų. Kaip aš vadinu, kada aš dirbu platus, tai aš sakyčiau, kad aš drąsiai dėl kapitalų prie klientą, tai užtruko metus pusę, tai kad realiai drąsiai jaučius prie kliento galvos, būdas seniau buvo nebežinai, ką daryti, pamiršti visus tą prasme pasitėti, kaip darbo streidas, kaip aš gerą permą. Užtruko metais pusę, kad taip drąsiau jaučiuos, o taip, kad jau savim pasitikėti, kalbame apie 3 metų. Aš tai savimi iki šiol nepasitikiu, tai nežinau. Šiaip įdomu, o Kraujo paleisti ir pasitikė daugiau. 170 valandų, ne? Tai įsivaizduok, jeigu būtum gavęs 40 valandų, ar tu būtum galėjęs pradėti dirbti, kaip tu manai? Tikrai ne. Tikrai ne. Ta prasme, eičiau per savo klaidas tada. Gaunas taip, o su 170 akademinių valandų aš mokinuos kiekvieną sekmadienį. Gaunas sekmadienį vyksta kursai, šešias dienas turi pats individualiai dirbti, filmuotis, rodyti problemas, sekmadienį pasmokti, pademonstruoji savo klaidas ir tada realiai sprendžiam, kaip galim spręsti savo klaidas, kaip galim tobulintis ir gaunas mėnelis mokymas, pasirodus ir sekmadienį aptarti kartus valandų. Ačiū. Nes būna, kur kursus suspaudžia labai trumpą laiką, bet mes nesam pajėgus virškinti tokį kiek informacijos, tai čia aš manyčiau, kad... Ačiū tau, aš tau noriu pasakyti, kad mes tave mylim ir būk su mumis ir viskas bus gerai. Okay? Ačiū tau, kad daliniesi ir ačiū už tavo drąsą. Aš pridėsiu truputį prie šitos temos, ne, kad kiek aš turėjau mokinių nuo 0, aš visą laiką kviesdavausi į pokalbį, tiesiog 1 ant 1. Aš išklausydavau mokinio, kaip jis įsivaizduoja, kas yra šitas mokymas, kas yra barberis, kokie tikslai ir taip toliau. Ir mano pats paskutinis klausimas buvo toks, ar tu turi, kas tave išlaikys 1,5 metų? Bent jau metus. Ir iš visų mano mokinių aš esu atsakęs vienam žmogui. Visi mano mokiniai turėjo, kas metus juos išlaikys. Ir čia mes jau kalbam apie šitą mūsų profesiją, kalbam apie kaip ateinam į ją, kur mes einam, ne? Bet yra tie labai esminiai dalykai, ne, kuriuos mes norim pabrėžti. Turbūt
sakė, Sadas man būtų geru, žinai, ir ne pizdyšė, žinai, normaliai. Ką galės vaidinti, žinai? Šitas norėjo, kad mes apsikeistumėm rolėm. Jis būtų blogas, aš geras, nes jis nematęs mano blogo. Žodžiu, Šaiką paprastai per kiek valandų yra neįmanoma nieko išmokinti ir išmokti, nebent jūs esat unikumas ir gimėt po laimingą žvaigždę. Tam, kad uždirbti 1000 eurų, man reikėjo 1,5 metų mokintis kažkur tais apie 2 metus. Aš sugebėjau uždirbti, bet aš labai to norėjau, aš labai tom tikėjau. Kodėl aš tikėjau ir kodėl taip atsitiko, kad aš turiu tai, ką jūs taip pat gali turėti, Sadas turi tai, ką jūs taip pat gali turėti ir mes apie tai norim pakalbėti. Kas, Sadai, atsitiko tavo gyvenime, kad tu suprastum, arba tu esi savimi, arba tu esi tas, kaip visi. Gyvenimas mėgsta man kristi išdaigas, susijusios su sveikata. Tai mano vertinimas apie tai, apie buvimą savim, ar apie tai, kas svarbu ar nesvarbu gyvenime, kyla labai daug iš mano sveikatos problemų. Aš nusitraukiau pėdos nervo 16, tapau lošiu, statęs su lazdeliu visą gyvenimą vaikščiosiu, išmokau be vaikščioti. 19 daugimis stuburo lūžis, invalido vežimėlis, vėl pirmą mokymas vaikščioti. Ir kirpimas buvo tai, ką aš galėjau įsikabinti, nes man sakė, kad aš negalėsiu kirpti. Tai aš tam sakiau, kad atskristų. Sakė, kad 5 metus, nepiau 10. Tai paprasčiausiai suvokimas materijos trapumo ir laikinumo. Kad žmonės kažkaip gyvena taip, tai gyvens amžinai. Aš tai 2 klinikinės mirtis. Tai aš gyvenu jau ekstra dabar metus. Tai labai esu patenkinęs ir laimingas tuo. Bet nemanau, kad būtinai turim tik kažkas tokio drastiško, kad suprastum, jog gyvenimas baigsis. Tas laikas pradeda eitis greičiau ir greičiau su metais. Ir nebūti savimi tik dėl to, kad kažkas aplinkui suformavo, kad tu turi šitaip elgtis ar taip elgtis. Mes turim įstatymus, ko nereikėtų pažinėti. Susitarėm maždaug, čia jau pujovai, šito nedarom, ne? O visa kita, kaip rengtis, ar kaip išreikšti save, ar kaip kalbėti, nėra nustatyta. Bet mes labai konservatoriškai Lietuvoje žiūrime, visi spraudžiame, kad būtinai taip, ar būtinai kitaip. Ne, aš esu įrodymas ir tu gali būti kiek kokį nori keistas. Nes, jeigu mūsų keistas, mūsų žmonė paplostų, žinai. Aš noriu paklausti, man tik ranką pakelkit, kad matyčiau maždaug kiek yra. Kiek iš esančių kiekvieną rytą jaučiat nerimą, eidami į darbą dėl tam tikrų priežasčių. Jausdami nerimą, eidami į darbą. Pakelkit ranką. Įtampa, stresas. O gerai, pirmus metus, kai kirpote, kiek iš jūsų jautėte nerimą? Pasikeičiam. Nemanau, prie ko prie. Aš matau. Ar dėl to, ką pagalvos kiti, ar dėl to, kad kažko nemokat? Gerai, išprovokavot. Kaip tau pačiam, pavyzdžiui, pati pradžia, kaip tu tvarkydavaisi su to nerimu, ar tu jo neturėjai? Neturėjau. Neturėjai? Aš pasakysiu, kodėl neturėjau, nes dėl ko aš paklausiu šito, nes man tai yra labai svarbu. Man labai svarbu yra, kaip aš jaučiuosi. Man labai yra svarbu, kaip jūs jaučiatės. Man labai svarbu yra, kaip mano mokiniai jaučiasi. Mano mokymo metodas yra ne tik technika, o emocinė, psichologinė ir dvasinė pusiausvyra. Man daug reikia dirbti su savo mokiniais tam, kad jie gautų pasitikėjimą manimi, nes kai taip, kaip aš atrodau, kažkam gali kelti nepasitikėjimą, kažkam gali kelti nepriėmimą ir taip toliau. Bet kodėl taip atsitiko? Kodėl aš tai darau? Tai labai paprasti dalykai, iš kur aš atėjau, kas aš esu. Pirmiausiai, aš esu mažas vaikas, nesvarbu, kiek man yra metų. Ir man tai reikėjo priimti. Aš turėjau priimti faktą, kad aš esu mažas vaikas, nesvarbu, koks aš esu krūtas, nesvarbu, kiek aš mačiau gyvenime, nesvarbu, kiek aš savo rankose ko esu laikęs ir ką aš su šiom rankom esu padaręs, visiškai nesvarbu.
bet mano viduje yra mažas vaikas, 6 metų. Ką daro 6 metų vaikas? Jis visko bijo. Jis bijo, kaip jį pažiūrės, jis bijo, ką jam pasakys, jis bijo, kaip jis atrodo, jis bijo suklysti, jisai bijo pasakyti, jisai bijo atsiprašyti ir toks vaikas yra iš disfunkcinės šeimos arba destruktyvios šeimos, kur aplinkoje jisai negavo tiesiog dėmesio, meilės, supratimo, palaikymo, pagarbos ir vedimo. Aš to negavau, aš to neturėjau. Aš susikūriau gyvenimą pats. Iki 30 metų susikūriau gyvenimą tokį, kad jis man būtų labai patogus. Labai patogus. Bet aš nemylėjau nieko. Kai mirdavo žmonės, aš neverkdavau. Kai man būdavo sunkios dienos, man buvo norma. Dėl to, kad aš turėjau tam tikrų įrankių ir tam tikrų vaistų, kuriais aš save galėdavau gydyti. Šiandien dienai man to nebereikia. Dėl to, kad aš nuo 30 nustojau bijoti ir pradėjau mokintis būti savimi. Būti savimi, būti kas aš esu, pripažinti savo identitetą, kas aš esu, nėra taip lengva. Taip, kad aš vyras, nes aš turiu organą, taip, nes aš vyras, nes aš taip atrodau, mano ūgis toksai, čia ne apie tai. Tai, kad aš esu jautrus, ne? Tai, kad aš turiu labai daug baimę, tai, kad aš nemoku mylėti, tai, kad aš nemoku atsiprašyti, tai, kad aš nemoku prieiti prie vyro ir kai žiūrėdavau, žinai, kai kiti vyrai, kaip draugai sveikinasi, žinai, ne, pas manęs nebuvo tų, nes aš atstumą laikiau, nes bachūra taip nedaro ir taip toliau. Labai labai daug dalykų, ne, ir aš atsiprašau, tai kai pradėjai kirpti, biškį labiau pradėjau patikti liestis prie vyro, ne? Taip. Man tikrai padėjo, man patiko liestis prie vyrų. Kas būtų keista, ne? Iš tikrųjų, man patiko, žinot kas? Man patiko prie vyrų liestis energetiškai. Aš žinot, kaip aš kirpau 1,5 metų, visada ranka ant galvos. Žinai. Visada. Atrodo kažkaip įdomi gal, ne? Bet visada ranka ant galvos. Ir koks 50% jie užmigdavo. Aš leisdavau gerą energiją, ne, ta prasme, jie tada taip atsiverdavo, jie nebijodavo su manim dalintis dalykais. Bet, kai aš pradėjau dirbti šitą darbą, aš turėjau tikėjimą ir pasitikėjimą savimi, aš turėjau truputį pasiauginęs jį ir man jau tuo metu nelabai buvo svarbu kitų nuomonė. Čia yra skirtingi dalykai, aš savim visiškai nepasitikiu, dabar pradedu po truputį, bet aš vaidindavau kaip spektaklį, kad aš pasitikiu savim, tai tas padėjo, bet ką kiti apie mane galvoja, man nerūpėjo. Pažiūrėk, kaip aš atrodau, manai, man rūpi, bet pasitikėjimus savim visiškai nebuvo. Ir aš ką pastebėjau mokindamas, aš 8 metų kaip mokinu, kad dažniausiai yra problema ne tame, kad rankos nekokios, ar kad ten negeba, ar kad nesupranta, ar kažką. Problema būna, kad nepasitikė savimi. Ir savo padaro tokį kaip stabdį, kad aš nesugebėsiu. Aš negaliu padaryti ir vien dėl to nesugeba. Tai daugiausiai per mokymus tenka dirbti ties psichologiją ir ieškojimų, kodėl tu savęs nemyli, kodėl tu savęs nepriemi. Nes visa aplinka tave formavo, kad tu turi susimažinti, tu turi atitikti kažkokį standartą, tu netinki taip ir anaip. Ir tas pastovus mąstymas, kad aš netinkamas, aš netoks, stabdo. Tai realiai yra pagrindinė priežastis, kas tas stabdo, nes kirpti nėra raketų mokslas. Tas motyvuotą bežionę galima per metus paruošti kirpti, ta prasme, tai prasidai sunkiausia yra, kad išmoktų objektyviai save vertinti, nes faktas yra ir kita barikadų pusė, kur labai tiek stipriai savim pasitikė, sakykime, tai gaunasi, kad iš to pasitikėjimo, kad ten irgi nesigauna. Turi objektyviai vertinti, bet tas savęs mušimas ir pastovus varimas, nes, žiūrėkit, turi tą balsą galvoj, su kurio kalbatės. Tai įsivaizduokit, kad tai būtų asmuo šalia. Ir jis su jums taip šnekėtų, koks nors jūsų draugas, su jums taip kalbėtų, kaip jūs kalbate su savim savo viduje. Tik jūs ilgai savo būtumėte. Nes pas mane tas rodas daryti. Realiai, tais metais susitaikėme, tik todėl, nes jis suprato, kad jeigu ant manęs stums, mes mirsim. Nes man sveikata labai blogai paliko.
Tai švelnus jis nepaliko. Jis vis dar kalba grubiai, bet motyvuojančiai, kur nebūk silpnas, maždaug tu gali ir panašiai, bet vis dar yra tas toks tai iš negatyvios pusės, bet nes galima pakreipti tą. Nes įsivaizduokit, kad tai, ką jūs kalbat savo vidui savo, jeigu tai būtų atskiras žmogus, jūs nebūtume šalia jo, tai tapkite geriausiu savo draugu. Per tai gali ateiti meilė savo. Tam, kad pamilti save pirmą, reikėtų priimti tai, koks tu esi. O tai yra sunku, nes tai... Ir dar vienas labai toks geras momentas, ne, ir Donatas į čia. Kaip tau atrodo, ar būti kirpėjų ir barberiu yra labai gera mokykla ugdyti ir mokinti save? Augint? Pažint? Jei šiaip kirpėjo darbas man atvėrė pasaulį, nes aš galiu išgyventi skirtingas profesijas, skirtingas istorijas per savo klientus. Ir tam, kad jie galėtų man tai papasakoti, aš turėjau sukurti saugią vietą. Kai aš sukūriau tą saugią vietą, toj saugioj vietoj ir man pradėjo paprašiau būti savim. Tai mes norime susikurti tą saugią aplinką, dėl to yra labai svarbu, kur tu dirbi, kokia yra ta aplinka. Nes tenka girdėti nemažai per mokymus, kad pabaigė kažkokį saloną ir tenais net negali paklausti šalia dirbančius, arba jį ten slepia, ką kerpa, nes aš mačiau pinigus išrūdau, tu čia nežiūrėk pas mane. Ir šito vis dar pas mus yra Lietuvoje. Ir man šitas yra keistas dalykas, kodėl tu nenori dalintis. Va čia irgi, ne, va tas momentas turbūt. Bet aš dar ir Donatą truputį įtrauksiu į šitą mūsų pokalbį. Aš 5 metus dirbau vienas. 5 metus. Žinom kodėl? Dėl to, kad bijojau šalia esančius pasiųsti nachui. Aš tik po 5 metų sugebėjau sukurti kolektyvą. Po 5 metų sukūręs kolektyvą buvo 5 panos. Štai 5 panos. Įsivaizduoju. Ir aš mokinausi. Ir aš esu be galo dėkingas dėl to, kad aš norėjau keistis, aš norėjau priimti šitą pasaulį toks, koks jis yra, o ne tokį, kokį aš įsivaizduoju. Ir aš norėjau laisvėti, tapti vis laisvesnis, priimti žmonės su jų visais būdo trūkumais, pamatyti juose būdo trūkumą, kuris yra manyje tas būdo trūkumas. Nes aš kitaip negaliu pažinti, jeigu aš neturiu būdo trūkumo, aš kitame nematau. Aš matau tai, kas mane erzina, kad blet, kaip tam aivosi atėjusi ryte, negaliu. Bet ir aš pats įeinu į saloną. Ką, seniuką, girdi. Tik aš tipo kitaip įeinu, negu jinai eina, kuri maivosi. Tai į saloną ir dar 10 minučių vaikščiodavai nuo saulės akiniais, jeigu ką. Tai dar skrybelę turėdavau, o taip dėmesio nori, o jie nekreipia. Nežino, kad nereikia man duoti dėmesio, žinai. Ir aš toks paras nueinu į virtuvę, kavos pasidarau ir taip sėdžiu, žinai, galvoju, blemba, nemyli manęs, konkrečiai, juokauju. Bet aš kalbu apie tai, kad tai yra normalu. Donata, kas tau buvo įspūdingiausia arba kas tau buvo sunkiausia, ką tu užfiksavai būnant, man atrodo, apie 6 metus, ne, šitam darbe? Su kuo tu sudylinai ir taip sakai, blemba, čia yra ta vieta, kur man reikėjo tą atrasti. Kas man sunkiausia buvo, ne, klausimas. Tai sunkiausiai man buvo surasti pirmiausiai, ko aš iš tiesų noriu, būtent tą kolektyvą. Tiesiog tu gali būti ir visą. Kad tave priimtų tokią, kokią tu esi, nereikėtų taikytis. Nereikia kažkaip būti kitaip, ar patogiau, ar kažkaip mažesnei iškelti, žinai, ar pavaidinti kažką iškelti didesnei, žinai. Tai šitas buvo svarbu ganėtinai ir buvo, aš esu iš esmės žmogus, bet su savo neaiškiai, aš galiu labai gerai suvaidinti, aš vaidinu, lygiai taip pat, kad tu dalinaisi apie tas funkcinės šeimas, aš taip pat, žinai, augau tokioje šeimoje ir mano savęs pačios aš labai ilgai nežinojau. Tiesiog aš turėjau survival mode gyventi ir vaidinti, būti kažkuo kitu žmogum, nes jeigu tu nevaidinsi, tai tu tiesiog neišgyvensi.
Ir man tas suvaidinti kažką, tai man nebuvo labai sudėtinga. Aš dar iki šiol vis labai galvoju, kad aš esu labai stiprus ekstravertas, kai iš tiesų taip nėra, bet aš tiesiog esu prisitaikymas, moku prisitaikyti. Dar kitas buvo momentas labai sudėtinga, man buvo, sakykime, galbūt finansiniai santykiai darbe, ne? Pavyzdžiui, su darbininkais, su kažkom, tai, sakykime, teko kelis pakeisti kelias vietas, kur tas finansinis klausimas jis nebuvo kažkoks tai, kažkoks nesąmoningas, arba jisai buvo kažkoks awkward, arba kažkoks, neadekvatus paprasčiausiai. Tau apie tos pinigus sunku kalbėti, žinai, sunku paklausti, sunku išsiaiškinti, žinai, visą laiką būdavo. O kai finansinis momentas yra stabilus ir aiškus, tai tada labai labai bus sprendžiamas. Ir kaip tu gali būti tiesiog. Gali tiesiog. Gal tu šiandien nori patylėti, gal tu šiandien nori mažventi, gal tu šiandien nesąmonė pasakyti, žinai, gal tu dėl to. Aš norėčiau apie tą Luskoje, mes, ką aš norėjau sukurti, kad kiekvienas gali būti savim, koks jis yra. Bet tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu bus kažkokia keista tavęs dalis, ne? Tai labai svarbu tai, kad tavo laisvė pasibaigia ten, kur prasideda kito žmogaus. Tai yra tam tikras tas toksai. Tai pas mus yra gan daug balagano. Aš ateinu ryte, mane ten apgraibo, mes kartais iš drusko šaudome šautuvo, dar vyksta daug visokio, ne? Bet būna dienų, kur, pavyzdžiui, nutiko kažkas tavo, ne? Ir tu jautiesi nekaip. Ir tu nenori su nieko apie tai iš tikrųjų kalbėti. Tu negali to pasakyti, ne? Tu ateini, o kiti nori prikolinti, žaisti ir panašiai, bet tu net nesi pajėgus kažką pasakyti. Tai mes padarėm, kad turim raudonas apyrankės. Jeigu užsidedi raudoną apyrankę, visi natas pasitraukia ir palieka ramybėje. Ir kaip tik prieš porą dienų buvo, kur aš atėjau ryte ir man labai emociškai buvo sunku. Ateinu ir iš karto kolegos juokauti ir panašiai. Ir aš tik užsidėjau ir taip, kaip nukirsta nuo manęs iš viso. Ir tada aš galėjau nurimti ir ties pietum aš galėjau nusimti apyrankę. O jeigu aš nebūčiau galėjęs šito pasidaryti, mane būtų jau perkrovę, nes aš turėčiau bandyti vaidinti kažką. Tai sukūrimas tos saugios aplinkos, kad galėtum būti savimi, reikalauja, kad kai aš esu savimi, kad leisti ir kitam būti savimi. Ir dėl to surasti, kad kaip neperžengti kartais ribos. Tai ačiū tau ir vėlgi labai svarbią vietą palėtėjai, ne? Visą laiką mokiniams sakau, ta prasme, kad susiraskit vietą, kurioje jūs jaučiatės saugiai. Pakelkit rankas, kas suprantat ir jaučiat saugumo jausmą. Kas esat saugus? Kiek? Tik tiek jaučiatės saugiai? Ar dabar jūs jaučiatės saugiai, kai aš su jumis kalbu? Ar jūs jaučiat pasitikėjimą, kad jūs man rūpit ir kad šitas renginys yra tik dėl jūsų? Ar jūs pasitikit ir jaučiatės gerai dėl to, kad jūs esat geriausiame renginyje Lietuvoje? Tai kiek šiandien jaučiatės saugiai? Čia. Va taip viskas gydosi. Todėl labai svarbu yra rasti vietą, kurioje aš jaučiuosi saugiai. Rasti vietą, rasti draugų. Šiaip smagu matyti tiek daug susirinkusių ir matyti, kaip renginys kas metus keičiasi, nes pirmus metus buvau, tai bandėmės daug dalykų buvo, antrus metus teko ant scenos vesti ir matymas, kad kokia idėja, kodėl aš anais metais 2 dienas prasidėjau ant scenos, be jokio užmokesčio, be nieko, tiesiog, kodėl? O kodėl aš tai dariau? Nes aš tikiu šitą idėją, aš tikiu, kad mes nesame konkurentai, kad mes esame kolegos, kad mes galime dalintis, mes galime turėti skirtingas nuomonės ir vis tiek būti draugais, nes pirmas seminaras turbūt su tavimi, kur mūsų publikos, kas eina pas tave, kas eina pas mane, yra labai skirtingos. Ir tas gražumas matyti ir parodyti, kad mes galime turėti skirtingas nuomonės, tai nereiškia, kad mes esam konkurentai prieš ar esame skirtingose pusėse. Mes esame tos pačios bendruomenės dalis. Ir sukūrimas štai šito
bendruomeniškumo ir skatinimas žmonės būti kartu, mokytis vienas iš kitų. Tai labai esu dėkingas tau už tai, ką tu čia darai. Aš labai esu dėkingas ir man, susijaudinau dėl to, kad man yra svarbu turėti draugų. Svarbu ne tai, kad turėti jų daug, bet svarbu tai, kad turėti artimą draugą, su kuriuo mes galime kalbėti, mes galime kurti. Ir čia yra pavyzdys. Čia yra pavyzdys. Čia esam pavyzdys. Mes visiškai skirtingi. Mes rengiamės skirtingai. Aš neturiu nei vienos nakolkės. Aš nevartoju nei alkoholio, neinu pas... Tadas irgi neina. Bet mes esam visiškai skirtingi, bet mes kalbam viena kalba. Apie kirpimus, apie jausmus, apie išgyvenimus, apie žmonės, kurie ateina pas mumis. Ko jie ateina, ką mes galime jiems duoti ir kodėl mes turim duoti. Todėl, kad mums buvo irgi duota, nes mes išgyvenom šitus sunkius laikus. Mes išgyvenom tai, ką jūs jaučiat. Mes išgyvenom pačią pradžią. Mes išgyvenom naujus etapus, naujas vietas, naujus žmonės, naujus požiūrius, kritiškus ir taip toliau. Mes išgyvenom. Ir šiandien dienai tu laisvas, aš irgi laisvas. Ačiū Jums, kad esat. Linksimės ir važiuojam toliau. Nueikit, pasižymėkit, kas dalyvausit after party nuo 8 Bocmano restorane. Ačiū Jums. Gerai,